Kaip jūs laikotės? O kodėl vėl techninės problemos, vėl girdžiu save? Tuoj. Galbūt dabar pasitaisė. Jo, viskas labai gerai. Tai kaip jūs laikotės, brangus mano žiūrovai? Šitą trečiadienio vakarą. Tai vat, labai aš laukiu šitų lenktynių. Pamatysim labai daug įdomybių, pamatysim tęsinį, kas vyko Australijoje. Tai tas taip pat labai smagu. Ir jo, tai galime ir pradėti nuo to. Kinijos Grand Prix. Dar vis mano mintis sukasi apie Australiją, tiesiog kokia prasta buvo kvalifikacija, bet kokios geros lenktynės. Tai tas tikrai labai labai smagu. Kągi, Kinijos Grand Prix 2026. Kaip matome, čia turime praeitų metų nugalėtoją Oskarą Piastrį, sprint nugalėtoją Lewisą Hamiltoną. Tai buvo paskutinė Ferrari pergalė, jeigu galima sakyti pergalė, bet kokiame formate. Prieš tai paskutinį kartą laimėjo tik Carlosas Sainzas Meksikoje 2024-aisiais, tai vis tiek Carlosas Sainzo yra paskutinė pergalė su Ferrari bolidu. Tai va, tai šitas faktas iš tikrųjų yra kosmosas. Prastas praeitas sezonas, šitas turėtų būti tikrai geresnis, bent jau matosi, kad tikrai geresnis. O šiaip sprint formate tai turėjome pernai pergalę, ir tai buvo Lewiso Hamiltono. Nuostabi pergalė, prie kurios prieisim. Taip pat turime Maxo Verstappeno pergalę 2024-aisiais. Atsimenu, tada Fernando Alonso buvo labai stiprus, taip pat irgi pasirodymas. Toliau turime šių metų Mercedes bolidą ir prieš tai mes iš viso turėjome netgi 3 metų pertrauką nuo paskutinio Kinijos Grand Prix. Buvo jisai 2019, tada dėl karantino 2020, 2021 ir netgi 2022, man rodos, net nebuvo. Ir netgi 2023 nebuvo. Man rodos, 2023, pataisykite, jeigu klystu, buvo dėl tų gamtinių dalykų, ne? Man taip atrodo. Tiksliai dabar nepasakysiu, bet irgi 2023 nebuvo, nes 2024 tik sugrįžo tas etapas atgal į Formulės 1 kalendorių. Tai jeigu žinot kažkas, būtinai pataisykit. Ir kągi, pereinam prie 2025, kas vyko pernai. Tai pernai, kaip ir šiemet, buvo sprint savaitgalis. Tada pole poziciją užėmė Lewisas Hamiltonas. Atsimenu, tada buvo tikrai euforija, bent jau kažkoks žiburys vilties, nes po tokio Australijos fiasko tiesiog buvo košmariškas pasirodymas Australijoje ir Kinija atrodė tikrai viltingai. Kai Lewisas Hamiltonas turi bolidą po savimi, kuriuo pasitiki, matome ir netgi pernai matėme tokiame sunkiame sezone, kas gali įvykti. Tai. Ir tas tempas buvo, atsimenu, labai didelis, labai greitas ir sprint lenktynėse jis ten gerokai nurūko. Tai ir tas labai smagu prisiminti ir tas toks vienintelis žiburys praėjusiame sezone, kas lydėjo mus pernai iš Ferrari pusės. O šiaip pagrindinėse lenktynėse Oskaras Piastri buvo magiškas. Tai buvo jo pirmoji pergalė. Aš neatsimenu, kada laimėjo 24-aisiais paskutinį kartą. Jeigu neklystu, Katare per sprintą. Tada buvo paskutinė pergalė ir toks atsitiesimas po Australijos taip pat labai smagu buvo. Sveikas, Lukai. Spėju, kad Kinijos podiumas bus Hamiltonas pirmoje, Russellas antroje, Charles trečioje. Ir šiaip žiauriai įdomios lenktynės nusimato.
Taip, aš sutinku, prieisime prie to. Galiu patyzinti, kad mano podiumas yra visai panašus. Tai va, tai visai panašus. Jo, tai va, tai 25 dar buvo Lando Norriso tas stabdžių gedimas, kuris jisai neturėjo, irgi buvo labai didelis atotrukis tarp Oskaro, Lando ir kitų. Tai va, tai ir atsimenu, tada labai artėjo, argi ne Russellas, galbūt Russellas, tiksliai irgi neprisimenu, bet buvo labai tas sumažėjęs atotrukis tarp šitų dviejų lenktynininkų, nes Lando patyrė gedimą stabdžių ir tiesiog turėjo ganėtinai sulėtinti tą dalyką ir netgi buvo klausimas dėl diskvalifikacijos, ar toks dalykas neturėtų būti diskvalifikuojamas. Tai jis nebuvo diskvalifikuotas, bet buvo Ferrari diskvalifikuoti. Abudu Ferrari ir Pierre Gasly. Tai irgi momentas, kuris koks permainingas savaitgalis būna Ferrari gerbėjams ir pačiai ekipai. Ir jo, tada irgi kaip ir McLarenai Las Vegase irgi pernai, taip ir jie tiesiog paliko, buvo diskvalifikuoti dėl to plenko, kuris yra pačioje. Tai va, tai tokie buvo 2025 ir šiek tiek istorijos. Mūsų nauja rubrika. Tai pirmasis Grand Prix 2004-aisiais, jeigu neklystu, tai buvo viena paskutiniųjų Michaelo Schumacherio pergalių Ferrari bolide. Ir taip ir užsibaigė tas nuostabus runas, kuris pasiekė, jeigu neklystu, 6 titulus iš eilės. Daugiausia pole pozicijų Lewisas Hamiltonas 6 pergalių, taip pat Hamiltonas 6. Tiesiog Hamiltono trasa čia yra Kinija, jisai visą laikę mėgo. Ir tikrai tas matosi. 75% lenktynių pasirodė saugos automobilis. Tai va, tai irgi pokytis, ką turėjome praeitą savaitę, tai 50. Ir aš esu garantuotas, kad mes matysime saugos automobilių 100%, nes kaip dabar atrodo bolidai ir kiek mes matėme DNF-ų. Mes nematėme saugos automobilio praeitą savaitgalį, kas irgi yra įdomu. Nors tų progų tikrai buvo, bet matėme tiesiog paprastus virtualius saugos automobilius. Tai va, tai šitas irgi įdomus faktas ir aš manau, kad čia gali būti, ypač po tos tiesiosios, kad kažkam iškris panaši situacija kaip Verstappenui per kvalifikaciją pirmajame raunde, kur užsiblokuoja galinė ašis dėl to baterijos harvestinimo ir tiesiog įslysta į bortus. Bet visgi ten bortai nėra taip arti, ten yra ganėtinai daug erdvės, tai galbūt dėl to ne, bet aš manau, kad tikrai mes pamatysime saugos automobilį. 13 iš 18 visų Kinijos Grand Prix lenktynių buvo laimėta iš pirmų 2 pozicijų. Šitas irgi labai įdomus faktas. Tai praktiškai galime sakyti, kad čia pole pozicija arba pirma eilė reiškia labai daug ir turi daug įtakos. Tai pernai tas pats. Pernai abudu laimėjo iš pole pozicijos. Lewisas sprinte ir Oskaras nuo pagrindinėse lenktynėse. Taip. Ir trasa sukurta simbolizuoti kinų simbolį Shang, kas reiškia aukštyn. Tai čia irgi toks įdomus trivia faktas. Gerai, komandų turnyras po Australijos Grand Prix. Tai gal pradėkim nuo galo. Tai Aston Martin 11. Taip pat matau, kad čia jiems bus labai panašios lenktynės kaip praeitą savaitgalį. Tiesiog dar viena testavimo sesija. Praeitą savaitgalį mane labai nustebino iš tikrųjų Aston Martin, kad visgi jiem pavyko po šitie gandų, kad netgi jie net nesudalyvaus lenktynėse, jie visgi sudalyvavo ir suprantama, kad nei vienas iš jų nebaigė. Lensas Strollas, Marolas neužskaitė jo to, nes jisai buvo 15 ratų. Ar tu turi
man atrodo, 90% lenktynių distancijos pabaigti, kad būtum kvalifikuotas kaip baigęs lenktynes. Tai Aston Martin, aš tikiu, kad šis savaitgalis bus tas pats kaip ir praeitą savaitgalį, nėra pakankamai laiko praėję, kad galėtų kažkokius patobulinimus reikšmingus atsivežti. Bet prieisim prie kitų komandų, kurios atsiveš labai įdomius patobulinimus. Toliau, Cadillac irgi labai panašu. Manau, kad Cadillacas vėlgi galbūt iškris tas patikimumo, reliability problemos, kas įvyko praeitą savaitgalį, bet irgi taip pat lenktynių tempas yra tiesiog košmariškas. Aston Martin yra netgi greitesni ir šiaip greičiu Aston Martin tikrai yra šalia tų vidutiniokų komandų, bet tiesiog jų variklis yra antiek nepatikimas, kad tiesiog net negali prieiti ir negali. Tai. Toliau Williams 9 pozicijoje. Iš Williams buvo daug nusiskundimų per šitą laikotarpį, būtent dėl to, kaip Mercedes pasielgė su jais, nes kas nežinote, tai tiesiog Mercedes tą variklį, kurį jie atsivežė į Australiją, tai Williams, McLaren ir Alpine gavo juos paskutinę minutę praktiškai. Ir dėl to nežinomas tas potencialas ir nežino tos komandos kaip išnaudoti, nes konfiguracija variklio, kuri buvo Bahreino testavimuose, kitokia negu buvo būtent Australijoje. Tai Alpine irgi taip pat šalia, kiek realu, kad jie tęs taškus, vėlgi klausimas, aš manau, kad tokios ekipos kaip Racing Bulls, Audi ir Haas tos pretenduoja ir paskutinius taškus. Ir tai, kas atkris iš tų 4 komandų, tai reiškia 8 pozicijos, tai lieka 2 pozicijos kitoms komandoms, bet be geriausio atveju. Audi, komanda, kuri mane labai nustebino, kartu su Racing Bulls, šios 2 ekipos tikrai nustebino, ypač Audi, nes Audi atsivežė savo variklį. Tai dėl to čia yra visai kitas lygis, nes niekas kitas neturi Audi variklio, tik tais patys Audi. Tai dėl to yra milžiniškas skirtumas, nes tu mažiau turi informacijos apie tai, daugiau turi, kaip sakant, labiau pataikyti su varikliu, tai todėl tas tempas tikrai stebina ir visgi įmanoma, kad savo komandą, viena komanda galėtų turėti tokį didelį variklį. Čia būtent aliuzija į Aston Martin. Racing Bulls, galima šansas, kad jie tęs toliau šitą formą. Tikrai galimas, nes jie Australijoje atrodė stipriai. Kinija skiriasi. Kinija stipriai skiriasi. Ten daugiau yra, taip turime tą ilgą tiesiąją, bet ten daugiau yra vidutinių, lėtų posūkių. Tai galbūt tokiai komandai kaip Racing Bulls nežinia, kiek palanku bus. Bet tikrai palanku turėtų būti Haas, kurie turi Ferrari variklį. Nes Ferrariams bus ten nelabai galbūt palanki, būtent dėl tos tiesiosios ilgos. Nelabai gal bus palanki, bet bus žymiai palankiau negu tai buvo Australijoje. Toliau 4 Red Bull Racing, dėl Hadžio avarijos. Manau, kad su Hadžia būtų tikrai aplenkę McLarenus. Vėlgi iš McLarenų koks tempas Oskaro Piastrio vėlgi nėra žinomas, koks tikras tempas Maxo Verstappeno irgi nėra žinomas, tai daug nežinomųjų vis tiek yra po pirmų lenktynių. Ir toliau turime 2 kol kas lyderiaujančias komandos, nors iš turnyrinės lentelės galbūt taip neatrodo, bet Mercedes ir Ferrari atrodo lentyna aukščiau už visas kitas. McLaren ir Red Bull yra toje patiniai lentynai ir tada visos kitos jau ten išsidėlioja lentynėlėmis apačioje. Tai tokia apžvalga vairuotojų titulas. Tai viskas kaip ir aišku, iš praėjusių lenktynių. Russellas pirmas Mercedes vairuotojas nuo 2025, kada
lyderiauja vairuotojų turnyre, Lewisas Hamiltonas tam legendinėme sezone. Antras Kimi Antonelli, Leclerc'as, Hamiltonas, Norrisas, Verstappenas ir visi kiti. Trasa ir oro sąlygos. Tai pirmiausia, oro sąlygos. Saulėtas penktadienis, saulėtas šeštadienis, sekmadienį galbūt debesuota, bet lietaus, kaip tokio džokerio kortelės, dėja pamatysime. Ir aš kol kas netgi net nenoriu lietaus, aš noriu pamatyti, kaip atrodo lenktynės skirtingose trasose ir būtent tomis optimaliomis sąlygomis, be tokio chaoso. Tai lenktynių distancija vėlgi labai panaši, 305, 306 buvo praeitą savaitgalį kilometrų. Greičiausias ratas vis dar yra Michaelo Schumacherio 2004, minutė 32 ir 200. Ir ratų skaičius labai panašus kaip ir praeitą savaitę, 56. Šiaip man šita trasa patinka, jinai yra tokia nubaudžianti tuos, kurie galbūt pirmą, antrą kartą yra šitoje trasoje, bet labai apdovanojanti tuos veteranus. Todėl Lewisas Hamiltonas yra čia stiprus. Turime iš pradžio tokią tiesėją, kur dabar vadina straight mode zone. Tada yra tas pirmas toks keblus posūkis ir po to antras sektorius su lietuvių posūkių, vidutiniais posūkiais. Tai čia tos tai čia nebus to super klipringo labai daug. Daugiausiai jisai bus suprantama, jog paskutinėje tiesioje, kur jinai yra milžiniška, bet manau tas antras sektorius, pirmo pradžia ir tas pirmas ir tie pirmi 3 posūkiai trečiajame sektoriuje tikrai padės šitai trasai ir atneš gyvumo ir padės tą įveikti tokiams komandoms kaip Ferrari, tą ilgą tiesėje. Kągi, ir Kinijos Grand Prix spėjimai. Taip, šiek tiek apžvelgėme trasą pačią, turnyrį lentelę, kaip viskas vyko pernai. Kągi, dar prieš tai norėčiau jūsų paklausti, ar aš galvoju, kaip jumis įtraukti į šitą spėjimų suirutę, į šitą spėjimų žaidimą. Tai jeigu aš prieš kiekvienas lenktynes padaryčiau tokį formą, kur jūs nubalsuojate, ką darydavau ir pernai, bet tai nebuvo labai, jūsų vis tiek tiesiog neįtraukė. Tai padaryčiau formą, kurią įkelčiau į Instagramą, būtinai pafollowinkit mane Instagrame, finišo tiesioji 1. Aš ten tiesiog pranešu, kada streaminu, kada kokie pasikeitimai, pavyzdžiui, šiandien streamas 30 minučių vėliau išėjo. Tai norėčiau jumis įtraukti ir aš manau, kad visai nebloga idėja būtų tiesiog padaryti formą, kurioje jūs užpildot ir tada kas daugiau balsų surinks, tada bus, kaip sakant, jūsų savaitgalio pažyba, dugnas, komanda, dugninė komanda. Tai būtinai prašykite į chatą, ką jūs manote apie tai. Ir galite dabar šiaip numesti savo spėjimus, tikrai įdomu, taip pat ir jūsų įžvalgos, tai būtinai parašykite chate. Gerai, savaitgalio pažyba pagal mane. Vėlgi labai sunkiai, nenorėjau kartotis, nes buvo tokių minčių. Tiesą pasakius, aš iš pradžių, kai dėjau savaitgalio pažybą, aš apkeičiau praeitos savaitės, nes mano praeitos savaitgalio pažyba buvo Kimi Antonelli, bet jisai tapo mano dugnu. O mano dugnas buvo Lewisas Hamiltonas ir jis tapo savaitgalio pažybą. Tai aš pagalvojau, kad geriau gal kažką originalesnio pagalvoti. Ir savaitgalio pažyba Nico Hülkenbergas. Nico Hülkenbergas, aš manau, kad vėlgi, trasa apdovanojanti būtent veteranus, jis čia atrodė neprastais Haas laikais ir aš manau, kad jis atrodė šį savaitgalį gerai. Vėlgi nežinia, kaip šita trasa yra palanki būtent būtent palanki
Audi mašinai, bet tikiuosi iš Hülkenbergo tokio atsistatymo savaitgalio. Tikiuosi Kimi P1. Drąsus šiaip spėjimas. Pažiūrėsim vėliau, koks mano trejetukas, bet jo. Mercedes turi bolidą. Mercedes turi tikrai bolidą tai pasiekti. Kimi atrodė, lenktynių tempas jo buvo pats didžiausias. Tai Australija. Tai tikrai yra daug optimizmo. Kodėl Kimi dugne? Tai aš jį buvau įdėjęs į savaitgalio dugną, bet aš jį pakeičiau. Dabar bus kitas asmuo. Ir galime prie jo prieiti. Tai Franko Kolapinto. Tiesiog vibes. Tiesiog aš nežinau, ką daugiau įdėti. Pasiėmiau praeitų metų atstovą. Tai tikiuosi, kad jisai įvažiuos į bortus, apsisuks, kvalifikuos paskutinis už Cadillacų, už Aston Martinų. Jeigu neklystu, praeitų savaitgalį jisai ir kvalifikavosi. Ai ne, pateko į Q2, pateko. Tai va, tai tiesiog purely vibes. Kartais visko negalima kartais paaiškinti tiesiog faktais. Tai dugnas tai tiesiog Aston Martin. Pigus triukas, kurį aš pasirinkau praeitą savaitę, tai aš pagalvojau gal kažką kito, nes galbūt kažką kito. Savaitgalio komanda Ferrari. Dedu labai daug vilčių. Labai daug vilčių šitą. Todėl, nes pernai mes gerai pavarėme, o pernai, aišku, bolidai visai kitokie. Daug pokyčių. Bet pernai mes atrodėme labai gerai. Ferrari komanda atrodė labai gerai Kinijoje. Taip, pagrindinėse lenktynėse to tempo nebuvo, bet tiesiog ten buvo klaida setupo ir jie pakeitė savo setupą, kuris veikia sprinte, bet jie pakeitė, Ferrari dalykai. Ir jie pakeitė visą tą setupą, neatsimenu, kur finišavo, bet tikrai nefinišavo ant podiumo. Ir tada iš viso prasidėjo ta diskvalifikacija. Tai tikrai nesitikiu šį savaitgalį, bet man atrodo, kad tiesiog argumentų daug, kodėl jie gali būti stiprus, daug palankesnė trasa negu Australijoje. Žinome, Mercedes yra ta komanda, kurią reikia ta komanda to beat, bet dalykas tas, kad čia Ferrariams bus daug palankiau. Nesvarbu, kad ilga ta tiesiog yra ir tas mažas turbo tikrai neišeis į naudą, bet tas antras sektorius velniškai palankus Ferrariams. Ir ten jie susigaudys įmanomą pranašumą, kokį tik gali. Tai todėl aš juos dedu į savaitgalio komandos poziciją. Ta prasme, taip, aš dedu daug vilčių, kol ir galima optimizmo turėti, tol mes ir turėsim. Taip gyvename, taip yra metai iš metų, taip ir stengsimės toliau judėti. Galbūt kažkada ir iššausim. Pagrindinė komanda. Jūsų nuostabai tai nėra Aston Martin, tai nėra Cadillac, tai yra Williams. Vėlgi, dalykas tas, kad šiek tiek čia yra vibe pikas, tiesiog sugalvojau ir įdėjau, bet kitas dalykas tiesiog, jie nebuvo labai stipru, jie šiaip parodė gerą rezultatą pernai, jeigu neklystu, tiek Sainzas, tiek Albonas, suprantama, po Lewiso, Hamiltono ir Leclerco diskvalifikacijų pelnė taškus Albonas su Sainzu, bet dabar kol kas dar nėra atradę tų galių, kokias yra atradę patys Mercedes, tam Mercedes variklyje. Pati sezono pradžia atrodo prastai, tikrai ne taip, kaip jie tikėjosi, nes daug vilčių. Williams įdėjo labai daug vilčių į šitą sezoną ir kol kas jos neatsiperka. Turbūt viena iš nuvilinčių, tikrai nėra antiek nuvilinti kaip Aston Martin, bet yra tikrai viena iš nusivylimų. Ir labai tikiuosi dėl šitos ekipos, kad jie kils aukštyn. Ir būtent iš Williams aš atsimenu, kai dariau 2026 reglamento video, ir aš jas dėjau
jeigu neklystu, į 4 gal vietą ar į 5. Kaip aš tikiuosi, šiaip reikėtų tas spėjimus sureaguoti, kaip dabar iš tikrųjų yra. Tai aš jas dėjau į 4 ar netgi į 5 poziciją, dabar jie yra 9. Tai didelis tikrai nuosmukis, bet tikiuosi, kad iškils. Turi labai gerus lenktynininkus, reikia tik bolido. Sprint pole pozicija. Rubrika, kurią aš pamiršau prieš savaitę. Pole pozicijos aš nepažymėjau, tai va tai štai pole pozicija. Čia bandžiau nupiešti aš Kinijos trasą. Tai kaip man išėjo, galit parašyti į chatą. Tai sprint pole pozicija. Labai aš jūs nustebinsiu, tai yra George'as Russellas. Kvalifikacijoje aš esu užtikrintas, kad arba Kimi Antonelli, arba George'as Russellas, jie turės tą pranašumą kvalifikacijoje, niekur jis nedings. Nesvarbu, kad Ferrari atsiveš tą Makareną galinį sparną. Tai yra tas, kuris, jeigu nematėte, sukasi 180 laipsnių, taip jį atsiveš į Kinijos savaitgalį. Jis prideda, kiek aš domėjausi, jis prideda apie 6 iki 8 km per valandą tiesiojoje ir yra labai geras, toks veikia kaip parašiutas, tik tais, kad jis toks horizontalus parašiutas posūkiuose, tai iš to turėtų ateiti labai daug energijos į bateriją. Bet aš manau, kad Mercedes taip tikrai nebus, kad čia jie labai nukris ir aš manau, kad jie ateis geros formos ir bent jau kvalifikacijoje tikiuosi mažesnio skirtumo, bet tas skirtumas 3/40 turėtų išlikti. Aš manau, 3/40 yra realu. Nebent kažkokia klaida atsitiks, tai čia natūralu. Sprinto top 3. Taigi 3 vietoje Maxas Verstappenas. Sprintas, ką aš sakiau prieš metus, kad atsimenu, sakiau, jog sprintai bus ten, kur Maxas traivina. Apskritai, Maxui sprint formatas yra kosmiškai palankus. Jis daugiausia sprint lenktynių yra laimėjęs gerokai daugiau negu 2 ar 3 žmogus tame liste. Tai Maxas Verstappenas, aš manau, užims 3 vietą. Pamatysime tikrą Verstappeno tempą tam Red Bull bolide, koks jis iš tikrųjų yra, kaip jisai koreliuojasi su Ferrari ar Mercedes ekipomis ir jų pilotais. Tai tas palankus sprintas, aš manau, kad top 3 tikrai gali ir visgi dar būna daug nežinomųjų, nes kadangi sprint kvalifikacija būna kaip 2 treniruotė, kaip 3 treniruotė būna pats sprintas, daug neatrasta. Tai kol visos kitos įsivažiuos, Red Bull labai gera komanda ties setupu ir kaip greitai išgauti iš to setupo maksimumą, tai aš manau, kad Verstappenas užims tą 3 poziciją sprint lenktynėse. Ir distancija mažesnė, kas reiškia, kad mažiau laiko tiesiog prisivyti toms Mercedes ir Ferrari ekipoms. Antras Lewisas Hamiltonas. Deja, jis nepakartos pergalės šiemet sprint, skirtingai nei pernai. Aš manau, kad jisai kvalifikuosis labai gerai ir tiesiog tiek metų atvažinėta toje trasoje, manau, jam labai pravers, jis labai greitai išmoks, kur ir kada panaudoti bateriją ir Ferrari bolidas palankus turėtų būti čia palanki trasa tam bolidui. Hamiltonas tikrai realus kandidatas į 2 vietą. Pirmas, niekam nenuostabu, George'as Russellas. Pole pozicija, aš manau, kad jisai vėlgi yra klausimas, kaip bus su startu. Čia, manau, dar daugiau yra tos progos tokiam geram startui. Tai todėl manau, kad bet vis tiek George'as Russellas išlaikys tą. Manau, tempas bus geras. Kinijos Grand Prix jau pagrindinėse lenktynėse, kas užims pole poziciją. Ir aš manau, vėl George'as Russellas.
Galbūt Kimi Antonelli, bet sakau, man atrodo, kad Mercedes turi per didelį pranašumą kvalifikacijai. Per didelį pranašumą, kad dabar mes turėtume kažkokius kitus kandidatus negu šie du pilotai. George'as Russellas ir Kimi Antonelli. Todėl aš dedu George'ą Russellą. Galbūt sprinte Kimi Antonelli, galbūt kitur ne. Bet aš sakau, Kinija yra tokia sukta trasa, ne vien dėl tų suktų posūkių, bet tiesiog ji labai palanki yra tiems veteranams, tiems senbizdoms, kurie seniai jau ten tupi tose savo boliduose. Todėl aš manau, kad George'as Russellas turi pranašumų prie savo komandos draugą. Vėlgi, drįsčiau spėti, kad lenktynių distancijoje tempas vis tiek bus Kimi Antonelli pusėje. Kaip ir praeitose lenktynėse, taip ir dabar Kimi Antonelli, manau, turės tą lenktynių tempą, bet tiesiog kvalifikacijai aš matau daugiau pranašumų tiek iš George'o Russellą, tiek netgi iš kitų gal komandų. Vėlgi pamatysime, kaip čia sakau, visai kitokia trasa negu yra Australija. Nėra tų ilgų tiesiojų, yra tik viena, bet tas antras sektorius, manau, kai kurioms komandoms labai pasiteisins. Top 3 pagrindinėse lenktynėse. Trečia pozicija. George'as Russellas. Taip. Pirmas lenktynės, kurios nebus laimėtas George'o Russellą. Nežinau, ar kiek jums nuostabu ar ne. Aš manau, kad 2 pilotai netgi jį aplenks. Ir vienas iš jų Charlesas Leclerc'as. Leclerc'ui nėra palanki trasa, bet aš labai tikiuosi iš to Ferrari bolido daug šitoje Kinijos trasoje. Aš manau, kad drįsčiau teigti, lenktynių distancijoje Ferrari bus pati geriausia komanda. Kvalifikacijoje vienas ratas, visai kitaip. Manau, kad Mercedes turi tą pranašumą. Jis nėra didelis, tas skirtumas nėra didelis, lenktynių distancijoje ypač. Labai daug ką parodė, kas įvyko Australijoje, nes tiesiog ten neturėjo būti Ferrari trasa. Pagal viską, ką mes dabar žinome, ten neturėjo būti Ferrari trasa, kaip veikia dabar bolidai, mes daug ko nežinome, bet aš manau, kad Ferrari čia turėtų būti daug palankesnė trasa ir jeigu dar tas absurdiškas galinis sparnas, kuris sukasi netgi ne 180 laipsnių, kaip aš prieš tai sakiau, bet 270 laipsnių, nes jisai, įsivaizduokit, yra šitaip, galbūt taip va, ir jisai persisuka ir tada taip, man atrodo. Tai va, jo, aerodinamika pagal Dominiką su rankų pirštais, labai nuoseklu. Pirma pozicija. Lewisas Hamiltonas, aš manau, kad tai bus pirmasis jo podiumas su Ferrari, pirmoji jo pergalė su Ferrari. Man labai patiko, kad dabar, kai aš pasakiau Lewisas Hamiltonas, nukrito 3 žiūrovais. Tiesiog pasaka. Nedaugelis nori šitą nuostabų trečiadienio vakarą klausytis paistalų ir deluzijos. Tai va, Lewisas Hamiltonas, aš manau, bus pats pirmas. Tiesiog, jis čia yra nuostabus, šitoje trasoje yra nuostabus, netgi sezone, kuris buvo jam tragiškiausias karjeroje. Tai yra pernai, sunkiausias karjeroje. Lewisas Hamiltonas vis tiek pasiėmė tą pergalę. Sprint lenktynėse, bet vis tiek pasiėmė tą pergalę. Kur McLaren buvo daug kartų stipresnė. Todėl aš čia dedu daug vilčių ir aš manau, kad mes turėsime Ferrari 1-2. Jūs išgirdote iš manęs pirmojo. Karštas spėjimas. Rubrika irgi nauja. Praeitą savaitę buvo Aston Martin mažiau negu 30 ratų kartu sudėjus pilotai, tai buvo ten gerokai daugiau. Šitas labai panašus į mano kitus spėjimus. Tai yra, Kimi Antonelli neužims nei vienos top 3 pozicijos, nei sprinte, nei lenktynėse. Galbūt avarija, galbūt kažkas kitas, galbūt tiesiog tempo pritrūks, vėlgi, bet aš čia prieštarauju savo, nes aš sakiau, kad
Kimi turėtų būti vienas iš greičiausių čia, bet aš kažkaip turiu nuojautą, kad jam podiumo nepavyks pasiekti. Deja, nepavyks. Tai tokie spėjimai iš Kinijos Grand Prix, kurių turėjome labai labai daug šiandien. Ir kągi, jeigu turite dar kažkokių klausimų, galite paklausti, nes, kaip sakant, streamas eina į pačią pabaigą. Tai va, tai buvo, sakau, Kinijos labai laukiu, nes yra kitokia trasa, pasižiūrėsim dar kitaip, kokie tempai, kaip situacija atrodo, tada keliausime į Japoniją, kur yra panašesnė į Australiją, labai greita trasa, nėra labai greita, bet yra greitesnė tikrai negu už Kiniją, daugiau tų vidutinių ir greitų posūkių, tiesiųjų ir yra pakankamai nemažai, tas pirmoji starto tiesioji, tai va, ir po to, jeigu viskas ok, mes turėsime Bahreiną, bet vėlgi dėl konflikto toje zonoje, vėlgi nežinia, yra daug nežinomųjų ties Saudo Arabijos ir Bahreino etapų. Blogiausiu atveju gali net nebūti nei vienų lenktynių balandžio mėnesį, nes Bahreinas ir Saudo Arabija yra būtent tame kalendoriuje balandį. Ir dabar tiesiog ten nėra saugu dėl karinio konflikto, todėl yra kažkokių dar minčių apie, kad pakeistų Portugalijos trasa, Portimao, man rodos vadinasi, ir Imola, bet vėlgi čia yra klausimas dėl to, nes yra ką veikti paruošti Formulės 1 trasą. Ten jos, aišku, yra, kaip sakant, tos permanent, tai jos nesikeičia, bet yra ką veikti ir nežinau, ar spės ir irgi čia yra klausimas. Tai blogiausiu atveju mes galime netgi neturėti nei vienų lenktynių balandžio mėnesį, kas būtų tikrai košmariška. Ir po to, jeigu neklystų, Miamis yra tik tais 1 gegužės savaitgalį. Tai būtų jo. Tai va, tai kągi. Tiek iš mane šiandieną. Ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai paspauskit laiką, būtinai paspauskit subscribe, kas to nepadarėte. Susitiksime jau šį savaitgalį, Kinijos etapą. Pažiūrėsiu, kaip man išeis su galimybėmis, pabandysiu galbūt arba pastreaminti, arba padaryti video apie sprintą, nes dažniausiai, kai aš darydavau pernai viso savaitgalio apžvalgą, tai kažkaip tas sprintas jau nebėra toks įdomus ir norisi kalbėti apie pačias lenktynes. Tai kol yra įdomu, aš pasistengsiu padaryti arba video, arba live streamą šeštadienį po sprinto lenktynių, kur aptarsim ir kvalifikaciją, ir patį sprintą. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų ir ką, ate.